Kodėl geriau nešioti silikoninius hidrogelinius kontaktinius lęšius, o ne senuosius hidrogelinius kontaktinius lęšius? Silikoniniai hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai praleidžia 5-6 kartus daugiau deguonies negu hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai. Jei akies ragenai nuolat trūksta deguonies, atsiranda tam tikri pakitimai. Akis parausta, aplink rageną atsiranda naujadarinės kraujagyslės, kurios bando akiai atnešti daugiau deguonies ir pamaitinti rageną. Ragena paburksta, sustorėja, taip atsiranda daugiau trumparegystės dioptrijų. Jeigu akies paviršiui nuolat trūksta deguonies ir hidrogelinių kontaktinių lęšių, gali atsirasti mikroįtrūkimų ragenos paviršiuje, pro kuriuos lengviau patenka bakterijos ir gali atsirasti komplikacija keratitas, ragenos uždegimas. Taigi nešiokite silikoninius hidrogelinius kontaktinius lęšius. Su jumis bendravo medicinos mokslų daktarė Jolanta Bendurienė.